atvykome į Pine Beach viešbutį. Įvažiavus pasirodė tikrai didelis, milžiniškas viešbutis. Na, įdomu jį apžiūrėti, nes niekarto dar nesu buvusi. Atvedė mus dabar į kambarį. Which type of room? This is family. Šeimyninis kambarys. Taip, yra viena dvigulė lova ir viena viengulė lova. Labai jaukus kambariai iš tikrųjų. Oi, čia tokia dar svetainės zona, kur galima pažiūrėti televizorių. Standartinis kambarys. Atrodo viskas lygiai taip pat, tik nėra poilsio zonos su televizorium, kur buvo šeimyniniam kambarį. Su vaizdu į sodą. Labai jaukus kambarys. Viešbučio teritorija. Štai čia yra baseinas, viešbučio amfiteatras. Šiuo metu nedaug žmonių viešbutyje, tikrai atrodo gana tuščias. Na, bet čia yra sezono pradžia. Viešbučio pagrindinėme pastate visi kambariai yra renovuoti ir tikrai labai gražus ir koridoriai, ir durys, ir kambariai. Na, klub numeriuose renovacija nedaryta, tai vad įdomu, koks bus skirtumas, pažiūrėsim. Na, o štai dabar ateinam į paplūdimio zoną. Paplūdimys atrodo labai fainas, tikrai. Įlipimas labai geras ir smėliukas paplūdimyje. Jie turi tokias kabanas, labai fainas. Tikrai gana daug privatumo, galima užtraukti užuolaidas. 100 eurų dienai kainuoja ši kabana. Na ir jūs tada, žinoma, gaunate aptarnavimą jau kabanoje. Ateina pas jūs darbuotojas, kuris pasirūpina jūsų gėrimais ir užkandžiais. Graži ir labai didelė viešbučio teritorija, tikrai žalia. Šis viešbutis teigia, kad turi 1700 pušų medžių. Na ir iš tikrųjų, kai eini, tai jautiesi tikrai tarsi Palangos pajūryje, kur pilna pušų ir tos pušys tokios įspūdingos, jau susiformavusios, wow. Na ir štai matome Pine Beach viešbučio club room. Standartinis kambarys. Visa viešbučio teritorija suskirstyta atskirais blokais. 5 blokas, 4 blokas, iš viso yra 14 blokų. 14 yra toliausiai. Tai žinoma, patogiau gyventi yra artesnėme bloke. Bet jeigu norisi ramybės, tylos, ramiai pailsėti, tai tikrai drąsiai galima rinktis ir tolimesnius blokus. Graži žalia viešbučio teritorija. Renovuoti kambariai pagrindiniam restorane, šiek tiek senesni kambariai va šitokio tipo klub nameliuose. Bet tikrai viskas gerai su šiuo viešbučiu, galima drąsiai rinktis. Daug pramogų, tvarkinga teritorija, gražu, jauku. Super!